Sveiki, jau yra vakaras, bet pradedu naują vlogą, nes kaip ir sakiau, filmuosiu kiekvieną dieną, todėl ką tik dabar redaguojasi, pabaigiau redaguoti video ir dabar jisai renderinasi ir įkelsiu, tai nežinau, jau dabar yra be 29, tai nežinau, ar šiandien jau pavyks įkelti, ar rytoj, ir rytoj iš ryto vėl pradėsiu filmuoti, kad nepamirš, nes šiandien, kai filmavau ir pabaiginėjau tą video, tai taip žodžiai pynėsi, taip vis ieškau kišeniai žodžių, kaip atrodo, turi ką pasakyti, bet tas žodis, čia ant liežuvio galo neišlenda normaliai. Tai va, žodžiu, dabar pradėsiu dažniau filmuoti, nes ir rašėte daug, prašėte, kad filmuočiau dažniau ir vaikai dūksta. Ir reikia pačiai, kad normaliai kalbėti, nes po to užsimiršta. Ir dabar einu vaikus užmigdyti, pati dar negulsiu, vaikus užmigdysiu ir tada eisiu serialą žiūrėti. Nes labai įdomus serialas, bet šiandien visa diena tokia buvo makalinė ir niekaip negalėjau pažiūrėti net pirmos iki galo serijos. Tai reikia užbaigti tą seriją ir gal dar vieną pažiūrėti, kaip tik Andrius ateis iš darbo, nes jisai po 11 grįžta. Ir tada jau eisiu gult, o rytoj susitiksim. Labas rytas, štai ir nauja diena. Šiandien yra penktadienis, tai reiškia, kad rytoj šeštadienis ir man į darbą, tai šiandien dar noriu nuveikti daug darbų, kurių netlikau per savaitę, per tingėjimą ar per serialų žiūrėjimą. Tai pirmiausia, dar ką reikia šiandien, kai jau apsitvarkysiu namie, susitvarkysiu, susiruošiu viską, reikia nuvažiuoti iki centro, nes jau tušas mano baigėsi. Tai reikia tušą išsirinkti naują ir užbaigti nupirkti siuntinuką vienai prenumeratoriai, kuri man siuntė siuntinukus, aš jai dar dabar nenusinčiau ir jau sukroviau viską ir dar liko, ką noriu nupirkti. Tai va reikia šiandien užbaigti, kad pirmadienį, nes šeštadienį dirbsiu, tai jau tikrai nenueisiu į paštą, kad pirmadienį jau išsiųsčiau. Dabar parodysiu, kokius vitaminus. Po pusryčių visada geriu vitaminus ryte, tai geriu 3 rūšių, tuoj parodysiu kokius. Pirmieji, ką pradėjau gerti, tai biotin kapsulės, iš Natur Plus tokios. Ir šitos kapsulės labai gerai plaukam, odai, nagam, bet svarbiausia geriu juos dėl šitas kapsulės, maisto papildą, kaip čia, dėl plaukų, nes kadangi dažau daug viską, tai dabar noriu, kad plaukai būtų sveiki, atrodytų sveikai, tai geriu vitaminus biotin, patinka. Taip pat nusipirkau vitaminą E, jas taip pat geriu, bet dar parodysiu per video, labai geras yra būdas, tokia kaip kaukytė su masažu, ten viską, kad plaukučiai augtų. Ir taip pat reikia vitamino E. Tai dar reikia nusipirkti alijošiaus iš kažkur gauti ir niekur negaunu. Tai pažiūrėsiu, kaip čia. Lietuvoje tai gerai, nuo mamos arba nuo močiutės padangės galėčiau nusiskabyti alijošiaus, o čia Anglijoje vat neturiu, tai reikės iš kažkur gauti. O vitaminas E labai gerai. Ir taip pat geriu Ekocilin oral tabletės. Tai yra moterims skirtos tabletės dėl mūsų intimumo, kaip čia, žodžiu, jos ir padeda ir žarnynui, viską ir profilaktiškai galima gerti, aš ir va dabar geriu jas profilaktiškai kiekvieną rytą, dėl visokių, kad nebūtų uždegimų, susirgimų, mūsų kaip čia, makštyje ir taip toliau, kad nebūtų, taip, žiūrėk, to ateinu, kad nebūtų problemų ir užbėgtam už akių, prieš visokias ligas viską galima gerti profilaktiškai ir jas dar galima gerti jau kai susergi, pavyzdžiui, irgi taip kaip vaistą, kad padėti, čia yra maisto papildas, bet kad padėtų mums tų visų ligų išvengti arba greičiau užgydyti viską. O kaip žinot, aš pasakojau, kaip man buvo problemų, kai reikia dabar kas pusę metų eiti tikrintis vis, gydymą man darė dėl gimdos kaklelio vėžio, kur įtarė gimdos kaklelio vėžį, bet ten buvo 3 stadija dar prieš vėžinį ir nebuvo to vėžio, tai vienu žodžiu, dabar vat saugausi
ir geriu šitas tabletės, maisto papildą. Pas jas yra 5 milijardai gyvųjų tų bakterijų, kaip tų laktobakterijų. Ir labai geras dalykas, vienu žodžiu, labai patenkinta šitomis tabletėmis, šitomis kapsulėmis. Toj pasakysiu, laktobakterijos, naudingosios bakterijos, kurios gyvena urogenitalinėje sistemoje ir palaiko gerą makšties būklę. Tai labiausiai paplitusios naudingosios bakterijos sveikoje makštyje, jos neleidžia augti kenksmingoms bakterijoms ir atsirasti grybelinėms infekcijoms. Stresas, tam tikri vaistai ir grybelinės infekcijos pažeidžia makšties mikroflorą, todėl laktobakterijų pusiausvyra sutrinka. Ir šitas padeda viską išlaikyti, čia yra 5 milijardai jų. Tai tokie mano rytiniai po pusryčių vitaminų tokia rytinė dozė, rytiniai maisto papildai. Einu dabar išgersiu po tabletę visų ir susitiksim. Nu geras, kaip šiandien diena smagiai prasidėjo, negaliu. Tiek daug žinučių sulaukiau ir kai prisėdau atrašyti, ir dabar birbė telefonas. Su visais susirašinėjau ir taip smagu, visi pagirėt, gerą žodį pasakot ir taip nuotaika pakilo, dabar tokia gera, bet nusprendžiau kol kas net į parduotuvę neiti, pasidėti prie kompiuterio, dar žinutes atrašyti, komentarus, susirašyti, kas rašote. Ojei, nenustoja zvim telefonas. Ir po to paimsiu Luką iš darželio ir tik tada eisim kartu į parduotuvę, o dabar dar pasisukiosiu namie. Dabar galvoju eiti dar, kur turiu vieną filmuką suredaguoti, padaryti ir po to eisiu valgyti, pasidaryti, nes jau išalkau. Tai reikia pavalgyti, nes būna dienų, kad pamirštu pavalgyti. Ką nors darau, po to kur nors nulekiu, grįžtu ir galvoju, ką šiandien per dieną valgiau. 3 sausainis. Tai būna ir taip nutinka. Tai gerai, dabar neplepu, einu toliau atrašyti visas žinutes. Ir užsidegiau, taip daug kas labai rašo apie rankdarbius, apie darbelius ir su kitom merginom pakalbėjau, kas tuom užsiema. Ir rado minčių tokių bendrų, kad čia reiktų tą padaryti, tą idėjomis pasidalinom, viskas. Užsidegiau, uždegėt mane čia jūs. Labai dėkinga, kas rašote ir taip dar noriu labai atsiprašyti, kad iš karto kartais netrašau, o būna, kad po to prisėdu ir visiems tada atrašinėjau. Tai jeigu iš karto netrašau, tai nepykite. Skanus tortas, Tomai? Ką? Skanus, valgai? Tėtis atnešė torto, tai dabar einu pasidaryti kavytės, patortausim truputį. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, no. Hold on, don't let go. Running, no. Einam, Lukai. I just need to do that. Make a house. Keliaujam jau, šviečia tau. Reikia išjungti kažkaip šviesą. Šviesą. Einam į Morisoną. Su Laura turim čia susitikti. Tai susitiksim. Labai seniai nesimatėm, man atrodo, nuo naujų metų ir nesusitikom. Tai dabar nusprendėm į Morisoną abidvi nueiti, nes man reikia tušo ir manau būtinai lūpom. Rytoj į darbą ir lūpos šalus. Sakyk labas. Labas. Taip, kaip pagal tą, žinai, liepti ir sakyti labas. Sakyk labas.
Kur tu galvą užsigavai? Nu va, grįžom iš parduotuvės, susitikau su Laura, bet taip trumpai pasimatėm, tai ką ten parduotuvėj, tai susitarėm kitą savaitę susitikti su jam, o dabar, pirkau maistą ir dar va parodysiu, kelis dalykikus, ką pagrindėjau, ką nusipirkti ir dar ką prigrėbiau. Pagrindėjau tušo, tai pasiėmiau kažkokį, net nežinau, paprastą, bet draugė sako, išbandyk iš Collection. Didinantis apimtis šitas. Ir lūpų balzamą iš Babyliss, todėl, kad jisai bespalvis. Tai sumėta ir draugė sako irgi kažkoks geras, tai išbandyk. Tai va, šitus du dalykus pasiėmiau ant išbandymo, nes niekada dar jų nebandžiau. Ir kaip ir sakiau, kaip jau man liga, negaliu praeit, tai pasiėmiau žurnaliuką Meiks. Čia nais yra, va čia praplėštas buvo, tai gavau, kad tik viskas būtų. Štai toksai kitukas siuvinėjimui. Ir kitą žurnalą pasiėmiau siuvinėjimui, todėl, kad buvo va tokie papuošaliukų gamybos užsegimai, tai būtent va šitų, šitų būtent neturėjau, tai va dėl jų ir nusipirkau. Dar labai fainas buvo žurnalas, bet galvoju, jau bus per daug kitą kartą. Tokia medinė širdutė ir tą medinę širdutę reikia išsiuvinėti ir tokį pakabuką pasidaryti. Visai patiko, reikia pasižiūrėti, gal kur nors ir taip galima bus nusipirkti, jeigu ne, tai reikės tą žurnaliuką. Gėda. Labas rytas. Susiruošiau į darbą, jau išeit reikia, užsidėjau striukę ir žiūriu, ups, rankų kremų nepasitepiau. Pasiėmiau kremą ir jisai jau toks pustuštis. Spaudžiu, neįsispaudžia. Kai spaudžiau stipriai, kai lepninausi dabar ant striukės visą kremą. Taip nesiseksi, gali tik man. Vietoj rankų striukę išsitepliojau kremų ir patenkinta. Dabar eisiu į darbą. Linkiu savo geros dienelės, linkiu ir jums geros dienelės ir susitiksim jau tikriausiai po darbo. Baigėsi mano darbas, šiandien anksčiau baigiau, dar saulė šviečia, gražus oras, keliauju namo, rytoj dar į darbą vieną dieną ir tada ilsėsiuosi. Tai dabar darbe bedirbdama sugalvojau, kad gal jums prisirinko klausimėlių. Tai galite užduoti man po šiuo video į komentarus klausimus ir greitų laikų padaryčiau klausimų atsakymų video. Ir aš turiu jūsų klausimą. Kai kėliau šitą kepurę į Instagramą, keli žmonės parašėte, kad norėtumėt, kad padaryčiau video, kaip šitą kepurę nusinerti, kai pati nusinėriu, kad kam patiko. Tai parašykite man, ar būtų daugiau tokių žmonių, kurie norėtų pamatyti, kaip nusinerti tokią kepurę. Ne to, kad tiesiog, kad tokiu paprastu raštu. Tai rašykit komentaruose, jeigu norėsit, ir tada padarysiu dar tokį video. Sugalvojau šiek tiek pasnausti. Bandžiau įsijungti serialą pažiūrėti, tapę stebukladarius, kaip jie ten būrėjai. Bet vieną seriją pažiūrėjau ir užmigau. Tai dabar galvau, pagulėsiu, pasnausiu, bet dar yra tik 7 valandos ir tada eisiu redaguoti filmukus. Rytas, keliauju į darbą, žinau, kad tamsu nieko nesimato, štai aš. Ir net žvaigždžių šiandien nesimato, toks rūkas. Va tik tiek kelio matau, o daugiau kur be pažiūrėsi visur tamsu. Čia griovys su vandeniu. Ir einu, dabar jau išėjau į tą gatvelę, į keliuką, bet šiandien nesimato net žvaigždžių, tokia nesąmonė. Gerai. Einu. Bet kai su jumis einu ir filmuoju truputį, kalbu, gal kas sakysit, ko čia tą kelią vis rodo. Bet kažkaip atrodo drąsiau truputį, nes už 5 žingsnių jau nieko nesimato. Grįžau namo, gerai nesušlapau, nelyja, geras oras ir žiūriu, norėjau pasakyti, eik tu mano fanariukas. Vakar Tomas užsigavo akytę ir net
neverkė, aš kaip foto dariau, žiūriu, ups, užsigavęs vaikas, o net neverkė, net nežinom, kur užsigavo vaikas. Gerai, sėsk, eik užsidėk tapkės, gerai? Nenoriu, tai žodžiu, norėjau pasakyti apie tą tušą, kur nusipirkau iš Collection. Niekam tikės, visiškai. Tai draugė sako, kodėl aš jį pirkau? Draugė sako, Evelina, mačiau per YouTube, visos sako, kad concealeriai iš tos Collection firmos tai geri. Tai gal, sako, bus ir šitas geras tušas. Nu, galvoju, gerai, pabandysiu. Tai va, pamėginau, žodžiu, kokia kaina, tokia ir kokybė. Šį kartą pasitvirtina tas posakis. Gal concealeriai geri, bet kadangi nenaudoju jokių concealerių, jokių krempudrų, nieko maskuoklių, nieko, tai vat nežinau iš tos firmos, o tušas tai niekam tikės. Ir kur vat turėjau ir jau baiginėjasi mano Maybelline The Falšis Push-Up drama, vat šitas, tai vat jisai tai geras, vat šitas tai man patiko. Tai dabar eisiu, jaučiu, kad vėl pakartotinai pirksiu šitą, o tą teks mesti lauk. Tomai atiduok. Taip mėgstu šitus žurnaliukus vis atidarinėti, siaubas. Ir va dabar dovanėlė yra, palauk Tomai parodysiu, dovanėlė yra daryti auskariukam, papuošaliukam, visokiems tie laikikliai, užsegimai ir pats žurnalas. Tai yra Nerimo žurnalas. Oi, kaip garsiai televizorius reikia patildyti. Tomai, eik žiūrėk televizorių. Štai pats žurnalas yra Nerimo ir noriu čia rasti, kur yra apie papuošalų, auskarų gamybą ir eisiu nerti auskariukus dabar. Nežinau, kuriamo ir čia kažkaip fainai. Visko čia prirodyta, labai įdomu. Visokiausių tų pavyzdukų, kaip daryti viską ir tutorialų visokių, kaip mokintis, pamokėlių, visokius, ką nunert galima. Labai patinka man šitie žurnalai. Ir štai, koksai papuošaliukas, neužmirštuolių auskariukai ir pakabutis, kad galima pasidaryti, va nusinerti. Eisiu kažką dabar pasidaryti, nes vis ieškau kokių nors keistų auskarų ir vis taip sunku rasti, tai va dabar sakau, reikės pačiai nusinerti, kodėlgi nebus ir keista, ir rankų darbo, tai visai super duper. Tai va šitie žurnalai, aš jau nežinau, man kaip liga visada einu ir perku juos. Žiauriai patinka. Ir dabar dar radau saitą, kur galima užsisakyti juos. Per online netgi siunčia ir į Lietuvą, vienu žodžiu, po visą pasaulį. Tai jeigu įdomu, linką paliksiu infoboxe, galėsit pasižiūrėti, užsisakyti, nes siunčia po visą pasaulį. Manęs daug kas klausia, kur pirkai, o gaila Lietuvoje tokių nėra. Taigi dabar ne problema, galima nusipirkti per online ir jum atsiųsti Lietuvą. Ir kai pirkausi dabar vakar, užsisakiau žurnalą Molly Makes, jisai kainavo mano 6 svarai su centais per tą saitą, o pažiūrėjau, kiek kainuotų man į Lietuvą siūstis, tai tik tai 8 svarai. Tai va 2 svarais tik pabrangimas, tai ne taip ir baisu. Tai va tokie va žurnalai, visokių būna parodyta. Kaip gaminti, va kepurytę kaip nerti. Va dar kokia kepurė. Ane, Tomai, įdomu? Įdomu? Tai va, vienu žodžiu. Eisiu dabar pasižiūrėti, kokių siuliukų turiu, atsirinksiu vašelį, kokį mažiuką ir eisiu nusinerti auskariukus. Po to parodysiu, kas gavosi.